Dainomis ir šokiais savaitgalį joniškiečius pasitiko Jurginių šventė. Spalvinga pavasario sutikimo šventė jau 5 metus organizuoja Joniškio žemės ūkio mokykla. Jau Joniškyje tapo tradicija 5 metai pavasarį susitikti ir pabendrauti, įsigyti įvairiausių medelių, želdinių, gėlių, daigų, na ir be abejonės paragauti alučio, pasmaguriauti gardėsiais, nusipirkti Jurginių pyrago. Jau tapo įprasta, kad joniškiečiai Jurginę švęsti skubėjo į Žemės ūkio mokyklos parką. Kiti sako, kodėl būtent Joniškio žemės ūkio mokykla organizuoja tokias šventes. Na, jeigu yra poreikis, jeigu yra niša, kad kažkas neorganizuoja, tai smagu, kadangi mūsų mokyklos teritorija yra didžiulė, darbuotojų būrys nemažas, smagu tokias šventes organizuoti savoje mokykloje. Šiemet į šventę sugužėjo beveik 200 prekeivių, todėl šventės lankytojams buvo kur akis paganyti ir ką įsigyti. Ilgiausios eilės nusidriekė prie gėlių ir sodinukų. O kas nuovisi naujom, tai ateina, jisai žino, kas yra kiviai, kas yra aktinidijos, kas yra su citrinvyčiai, viską jisai žino. Jam nereikia nieko aiškinti atskiriai, o čia žiūri, o kas šia pieroga, ko jinai valgoma, kitas žmogus, tos naujovės kitas žino visko, senesnis žmogus nežino, tik paprasčiausiai reikia daugiau visko pasakyti. Dabar labai perka tas lauko orchidėjas, vadinamus tricirčius, paskui medėjančius bijūnus, micifugą, čia vadinama blakėžudė raudonais lapės, tokias retesnius augalus. Geras oras, gera muzika, linksma, žmonės geri. Malonu atvažiuoti. Pagrindiniu šventės akcentu tapo Jurgitų Jurgitos ir Jurgio apdovanojimai. Šiemet metų Jurgita tapo Jurgita Baškienė. Žmonės žino Joniškį, pažįsta, puokštės darau, visokias kompozicijas jauniesiem ir šiaip puošiu ir sales ir tai dėl to tikriausiai pažįsta, žino ir patenkinti visi. Metų Jurgiu išrinktas Jurgis Nemeikšis. Apdovanojimas įteiktas ir statybininkui Jurgiui Jakui. Joniškietis apgailestavo, kad Jurgių vardas pastaruoju metu tampa vis retesnis. Jaunimas sprendžia kaip. Naujoviškai viskas, vardus rinktis naujoviškai, viskas va tokie. O senoviški vardai jau atkrenta. Senovė buvo senovė, kaip sakant, tėtis, senoviškai, Kazimierai, viską žiūrėkit, ir atkrenta. Dar vaikai kažkaip tradicijas prisilaiko. Organizatoriai neabejoja, kad joniškiečių pamėgta tradicija švęsti Jurgines bus tęsiama ir ateityje.